Vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šiandien švenčiame Dievo motinos įvedimą į šventyklą. Ir girdėjome iš laiško Hebrajams šventyklos apibūdinimą. Pagal tradiciją Dievo motina 3 metų pasiekusi tam tikrą pirmąją vaikystės pakopą, vaikystės brandą pirmąją, buvo įvesta į šventyklą tam, kad paskirtų savo gyvenimą viešpačiui. Bet tas aprašymas, kurį girdime šventyklos, jis reiškia daugiau negu tiesiog apibūdinimą vietos, į kurią buvo atvesta Dievo motina. Nes net ir žydų, pavyzdžiui, Filono Aleksandriečio komentaruose mes skaitome, kad dažnai žydai lygino Jeruzalės šventyklą su žmogumi. Kaip žmogus turi kūną, sielą, lygiai taip pat Jeruzalės šventykla turėjo šventų švenčiausiąją, kurie atitiktų sielą, ir šventovę, kurie atitiktų žmogaus kūną. Ji buvo ir pasaulio, viso pasaulio, dangaus ir žemės atspindys. Jeruzalės šventyklai šventų švenčiausiai buvo dangus, o šventovė žemė. Ir tame tarpe ir žmogaus atspindys. Ir tai buvo nuoroda į tai, kad kiekvienas žmogus yra, kaip ir Jeruzalės šventykla, pašauktas tapti dangaus ir žemės susitikimo vieta. Ir Dievo motina, pasišvęsdama Dievui, pati tapo tokia vieta, dangaus ir žemės susitikimo vieta. Dievo ir žmogaus susitikimo vieta. Ji pati tapo tą šventyklą. Ir kai girdime tą skaitinį iš laiško Hebrajams, tai pirmiausiai, be to, kad girdime aprašymą Jeruzalės šventyklos, mes taip pat girdime, galima taip pasakyti, alegorinį, perkeltinę prasme, aprašymą Dievo motinos, kaip ji tapo Dievo šventykla. Vieta, kurioje gyveno Dievas, vieta, per kurią žmonija susitiko su Dievu. Ir mes lygiai taip pat esame šios šventės metu kviečiami prisiminti, kad esame kiekvienas pašauktas tapti šventosios dvasios gyvenimo vieta, šventosios dvasios šventykla. O Dievo motina dažnai vaizduojama ikonografijoje lipanti laiptais link šventyklos, mums primena, kad kelionė Dievop yra kelionė tarsi laiptais į dangų. Vėlgi, vakarinėje, nors mes nešventėm vakarinės, bet jeigu būtumėm šventę išvakarėse vakarinėje, ten skamba skaitinys apie Jokūbo laiptus, kuriais jis sapnavo, kuriais aukštyn žemyn lipo angelai. Nes vėlgi Dievo motina ir lipo laiptais link Dievo ir tapo laiptais. Taip ir mes tapkime laiptais ir tapkime Dievo dvasios šventykla. Amen.